Nu, ku jūs? Aš žinai, tai vėl miškiokan. Sustalpinau kuprinį ten visko. Mažon, miegmaišį normalų. Turiu porą idėjų maisto gaminime. Tikiuosi pasiseks, nors vieną, o jeigu dvi, iš vis bus puiku. Ką, žiūrim, kaip man seksis. Keliauju, miškiokan. Rytoj ryte arba vakare atskleisiu mažą paslaptėlę. Tad ką, žiūrim iki galo. Ai, beje, šalta. Šiaurės rytų vėjas 6+, tik šilumos. Ir išėjau gerai labai, nei per anksti, nei per vėlai, 8 valandą. Ir dar, turiu tokį mini savo iššūkį. Būtų gerai nepraeit daugiau 10 km šiandien. Per žalio nebeisim, aukštoka žalė. Darasi su šlapsikoja. Eisiu keliu, išvis plenta. Sušilau. Beje, 10. jubiliejinė laida. Pažiūrim, kaip seksis, pačiam įdomu. Ką, nieko nelaukia, aš kartą einam vandenuko. Bet šį kartą eisim ne į ežerą, o truputį kitur. Parodysiu ir trumpai papasakosiu. Atėjom prie šulnį. Čia labai tolima giminaitė gyveno. Nesenai išvežė į senelių namus. Tai žinau, kad čia nieko dabar nėra. Ir žinau, kad tikrai nieks neužpiks, kad aš čia pasisemsiu vandenį. Gal labai nėra kokybiškas vanduo, bet man teks. Ai, šita name nerodysi, bet va šita name gyveno mano promočiutė. Sulaukė 99 metų. Nu va, vandenukas nešta, iškart kūrėm laužų. Reikės vandenį šiltą. Vanduo užvyrė, tegu aušta. Norit parodysiu, ko atsinešiau, kol neišpakavau. Miegmaišis, elektronikas biškį, šiaip, žiūrėkit, miltų kiek, čia kas nesuprasi, ryžių. Naminę kečupą pasipyliau truputį. Žiūrėkit, pats įdomiausia. Mėsmalė. Kuo malsi, tai nežinau. Sviesta lašelis, atsarginės kojinės ir termakelnytės. Žiūrėkit, kas kainės. Kad nesudaužyt šį kartą, reikia saugiai padėti. 2 kiaušiniai. Savo žuvis sūrė čia yra. Žuvų pašarą netgi nedėjau. Va, iškart padarysim vieną dalyką, eisim žvejot. Kmynų, arbatą gal darysim. Ne, tuoj sužinos. Druska, pipirai. Mėsmalės dalys. Kepimą popieriaus. Ir pagaliau kilimėlis. Mano mylimiausias. Gerai negosiu. Tų šepetėlis ne vietai. Terma viršus. Viskas. Tai vat, tiek sutalpinau. Kulinarinį šou. Kiek tik viską reikės. Miltai, šitas dalykas, kmynų truputį, cukrus ir druska. Viskas. Vandens. Pilam 1,5 puodelio vandens. Vienas. Gerai, pradžiai vieną. Beriam cukraus. Čia yra 3 šaukštai. Man reikia 2. 1,5 tiksliau druskos. Šitą dedam pusę slonikėlę. Viską šmaišam, ištirpinam. Čia pusę normas. Kiek aš darau. Čia kvietiniai ir truputį ruginių miltų. Galvos vos dar paliekam. O, kaip tik tai gal.
Bandysim kept duoną. Reikėtų palikti šiltai 5 valandam. Bet kur aš šiltai paliksiu. Tai vat matysim pagal kilimą. Norėčiau vakare kepti. O kai bus, žiūrėsim. Palieku kažkur šilčiau ir ką, iškart pasidarau tešlos ir eisim žvejoti. Minus pamiršau indėti duoną, paskui įdėsim. Visa bėda, kad saulutė dinga. Ne, reikia šilmos, kad duona išruktų ten. Ir kai žinai, ar papietų dar nelietus. O tvelnės banga. Šiaurės rytų vėjas blogesnė ir negali būti. Taip optimistiškai buvau nusteikęs ir net neužmetu, kur noriu. Ne, nieko nebus. Čia leida žmogelė. Bet tai nėra kliova šiandien, eiktų gaila. O, suniksėja. O, raudytė. Nieko, viena raudytė, eiktų savo. Kartais ne viskas kaip suplanuoji. Šiandien reikėjo žveliako. Čit ne 2 valandas vežavytė. Dar išeidamas vieną pagavau. Tai vat, kai nori pagauti, ne, vėjas visiškai šiaurės rytų blogai. Padarom pietus, o pietum ryžiai. Bus gerai. Pasikūrė dar nažarėjo. Buvo likę. Taip yra malkas daromas. Nu va, kruvytė nebloga. Šiaip plaunat ryžius. Žinot, kad reikia labai gerai išplauti ryžius. Tai va, aš tai beveik niekada neplaunu. Blogai. Kartu čia gamta išplausi. Draskytės, lašelį pipiriuką. Paliekam ateičiai, jeigu ką. Išvirė ryžiai. Greit kažkaip. Dedam sviestą, sūrę bent visus gali. Ir kečupų. Viską. Ir bus košė makalašė nem. Čiki piki, valgysime. Kas čia gavos įdomu. Eiktų, visai neblogai. 90. Nu, labai skanu, gal atsidarau konservų. Besukirsiu visus. O vakarieniai tada, kol valgyt. O, su pupelėm vėl. Sustinkamos sekundės, kai baiginėsiu valgyt. Nu, tikrai skanus ryžiai. Nebeką lyka. Reik vakarieniai paslikti. Ir konservų. Einam pažiūrėti. Ar nors truputį pakyla tešla ar ne? Iškyla. Gerai. Labai gerai. Tai ką, kadangi iškyla, einam kurt pečių to. Porą valandų kurensiu ir bandysim kept. Na, pasiseks ar ne? Ką gali žinot? Tuoj pamatysim. Ką einu kurt, nieko aš ten nerodysiu, ką ten rodyt. Užkursiu ir kurensiu. Greičiausiai sustiksim kaip dėsiu tešlą kepimui. Įsiseka lyja, na. Vajai. Dar žarijas reiks išnešti, nes ant žarijų, žinau, tikrai sudeginsiu. Taip pat kaip stačiamalkį kepiau. Tai va, sudedam košę, išnešu žarijas ir pamiršau kmynus vėl. Truputį dar kmyno ant viršaus. Kmynai tai aišku iš lauko, nepirktiniai. Jeigu kepa, reikia žiūrėti kas 15 minučių. Uždengiau, buvo pradėję lyt. Kepa po truputį, o šilta čia. Va, truputį jau pakyla. Valandą prabėga, žiūrim kas čia.
kas čia vyksta. Kaip visame trūka. Tuoj pažiūrim. Dar limpa, eik, tu neiškepė. Ką, nešu truputį žarijų. Dar kepsim. Ant žarijų sudeginsi, bet kažkaip reikia bandyti. Apdėsiu gal. Tai kiek tik tai ryžių lyka, užvalgam. Ankstyvą vakarienę, pavakaris tiksliau gal. Ir vis tiek eisi dar pažvejot. Nori dar žuvyčių pagauti, nors keletą. Pavalgam, pažiūrim kaip duona ir gal eisim pažvejot. Tai va toks faktelis, prisiminiau tai ir pasakysiu. 10 metų jau vakarienę valgau, taip kažkaip pripratęs iki 7 valandų, kažkada iki 6 valgydavau. Taip maždaug iki 7 visą laiką pavalgau. Būna aišku atvejų retų, kad ir pa 7, bet taip 10 metų net pripratęs, kad iki 7 valandas pavalgau. Ką, greit aš suvalgau ir kažką galvosim. Va, pavalgėm, o duona dar neiškepus. Bet gal iškepsiu. O, dūmas rūksta iš vidaus. Einu pažiūrėti. Nu, čia blogai padariau, kad ant žarijų uždėjau, bet jau valandą kem 5 minutės ir dar neiškepė. Greičiausiai apačia sudegs. Nu, statymai, labai sudegė apačia. Paskrūda. Viršus toks gražus, tokia graži, tegausta. Tai žinosim pažvejybas. Gerai, paliekam vest, einam žvejot. Ir po poras minučių ragausim. Pasisuka šiaurys dar labiau vėjas. Nu, miški tai vėjuką beveik ir nesijaučia. Kaip balai. Neįbaksta. Toks gražus atrodo vakaras. Nežinau, kur einam. Atėjau čia, kur sakiau, gal daugiau nebetaisi. Tai vat niekada nesakyk niekada. Nėra bangos. Geras, pabandom. Obana, kuoja ir dar graži. O, niuk. Opa, yra. Ai, mažutė. Raudytė. Yra labai mažutė. Raudytė. Nu va, apstoja. 3 pagavau ir bangelą. Tai. Nu įdomiai, 3 iškart ir baigęs. Kliovas, na. O. Gerai. 4. Nu gerai, pabūsiu. Prigaudžiau kažkiek. Gal 8, gal 10. Reikia. 8 žuveliokai. Einam. Eik tu savo, rankas sušalau. Kuriu laužiokų, daroju žuvelas. Ai, tiesa, duonų paragaunam. Pamiršau net. Statymai kaip? Ne, šiltada. Nuo 7, jeigu bus, tai labai gerai. O, va čia tai. Iškepė. Yes! Va, čia padegus. Valgyt norim. Matėt, kiek suvalgiau. Tai aš visą laiką. Nieką daugiau ir nesuvalgau. Ką parodau, tą tik ir suvalgau. Na. Ai, 1 kart buvo. Bet 1 kart tik tai. O šiaip, tai va per visą dieną kiek tik suvalgiau. Geras. Visi 8. Jeigu apačia būt nepadegus, gal kokį ir 9-5. Eik tu liuks. Geras. Gerai, darojam žuvytį. Jums reikės žuveliakų 10, kiaušinę, miltų biškį, nedaug, indelę ir mėsmalės. Ai, judės, reikia įkalt lentutį. Kaip tik buvo, dar kažkur porą vinių palavo. Eik, tu sulinko. O, žlinka. Gal reikės. Vynę neinkaliau, nu. Ir kaip ir laikės. Sumalam žuvį, labai nerodys. Vsio, malam 2 kartus. Dar permalsim.
Malam antrų kartą. Eik tu savo miltai su žuvų pašaru. Reiks senus naudoti. Nu gal nelabai gražiai atrodo, bet toks gyvenimas. Splauna rankas. Mušame kiaušinuką. Hop. Druskytės. Daug nereikia. Išmaišam gerai. Biškį pipiriuką. Ups. Vos nepadauginau. Nu ir biškį miltų. Va, kaip tik porą šaukštų. Ai, dedam. Pramakaluojam gerai. Dedam keptuvį ir kepam. Palejuką ant piltą. Kepsma. Aš tai plonas kepu labai namie. Kaip blynus. Vienas. Antras. Dar trečią reikia sukrapštyti mažutį labai. Dabar trečias. Žiūrėkit, pasipašiau. Jubiliejinė 10 laida, reikia atšvęsti. Ne, iš tikrųjų turi žodį. Čia jų moterys, kadangi pradėjot žiūrėti, žiūrėkit toliau ir kaip sakiau, ryte arba vakare atskleisiu paslaptėlę. Tai vat, kreipiuosi į visus žiūrinčius. Pirma moterim žodis, dėkingas, kad žiūrit, kartais parašot komentarą. Tai ir toliau žiūrėkit, nes bus rimtas projektėlis. Šiai akimirkai yra sumontuotos trumputės 6 serijos. Ten gal nelabai įdomu, bet žiūrėkit ir toliau palaikykit. Po projektėlio susitiksim vėl. Gal miške, gal kokioj kelionėj, gal kažkur. O vyram tikiuosi bus labai įdomu. Manau, po šio video po savaitės turėtų išvys dienos šviesą ir mano naujas projektas. Buvo labai sunkiai dirbta, daug dirbta, te bus realiai. Iš pradžio atrodo daug darbo, paskui net gal ir pykčio kada, ir nuotaikų, nu, žodžiu, nuotaikų svyravimo, visko. Žiūrėkit, gal nuo 5 dalies bus įdomiau, labai trumputės, nuo 7 iki 10 tik tai minučių, žiūrėkit, palaikykit, dėkingas. O ką, dabar vakarienė, tai vat, tuo pačiu švenčiu 10 dalį ir moterim gėlės, pažiūrėkit kokią puokštę gražiai. Kiek vaikščiau, viskas iš miško. Tai vat, vis kažkaip linksmiau. Palaikykit taip ir toliau, naujam projekte, labai neteiskit. Laukit, bus įdomu. Eik tu iškepus duona geras. Na kaip čia. Nieko netrūksta. Vau, liuks. Vis dėlto pasisekė man šiandien dieną. Jau buvau vienu momentu beveik ir viltį praradęs. Aš per pietus turėjau šituos įsikepti. Bet geriau vėliau negu niekada. Kaip tik valgyt labai nori. Jau galvau ir sutems, tol pasidarysiu. Aišku, 10 dalis mano planuose buvo kitokia, bet yra kaip yra. Manau, viskas gerai. Kažkas gausis. Tikiuosi ir toliau palaikysit. Dėkui labai jums. Su rankam, kaip musulmonai. Indai. Sakiau jau kažkelintai daly. Vau, pavyko vis dėlto. Smagu, kai viskas sekasi. Tikrai smagu. Ir jūsų palaikymą jaučiu dėkingas. Vau, dar jeigu įsimiegosiu gerai, tai pasaka viskas. Turėčiau gerai įsimiegoti. Kai alkanas ir duona pasidarė 9,5 ir čia 9,5. Vau. Dar duonas atsipjausiu. Na ką, gera vakarienė. Ai, beje, dar dėkingas labai ir užsienyje gyvenantiems. Draugams, pažįstamiems, aišku, ne tik. Palaikykit ir toliau.
Dėkoju. Einam miegot. Bet tai šalta. Pažiūrėkit, kaip šalta. 6 laipsniai tik tai. Gerai, kad miegmaišį dėjau. O eik tu savo. Normalų. Pažiūrėkit, miegosiu kaip lordas. Vau, šiandien. Ai, prisiminiau vėl. Pačiam įdomu. Nežiūrėjau visą dieną. Ai, tu savo. Atsimenat ryte, sakiau, kiek noriu nuveiti kilometrų. Tai žiūrėkit. 16 kilometrų. Mini iššūkis neįgyvendintas. 6 kilometrais per daug nuvėjau. Vau, eik. Kaip namie beveik. Gal. Labanaktis. Opapa. Labas rytas. Ui. Jau 20 minučių kokių prabudęs. Nebeužmigau po 6:20. Truputį telefoną pamaigiau. Tokių suvokimų mažučių. Facebook'e pažiūrėjau, kaip žmonės gyvena. Gerai, laimingai. Kaip aš sakau, kiekvienam sava. Svajokit žmonės, svajonės pildas. Bet svajokit atsakingai. Labai paskaičiuokit savo svajonės. Tai vat, dar toks mano pasakymas. Gyvenkime taip, kaip norime gyventi, o ne taip, kaip turime gyventi. Kol kas aš gyvenu savo gyvenimą, taip kaip noriu gyventi. Tokia šio ryto įžvalgos. Dan, 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 dan. Kiekvienam savo. Neteisk ir nebūsi teisiamas. Dam, 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 dam. Eik, tu gerai miegojau, vau, tiesiog pasaka. 9% kokio. Labai gerai. Įsijudinti reikia. Kurt laužiukas. Sakau, kad šalta, kad 2 šilumos tik tai. Kaip visuomet aviečio arbatos, dedam daugiau gal truputį. Arbatytę išvyrę, pusrytėliam. Ir sūrė. Bus eiktų gerai. Paliekam skystą kiaušinį, išmėgstus skystus. 8,5. Persudžiau. Tai va, jeigu tik nori, viskas galima padaryti. A jūs, kai valgat, ant pačią galą skaniausia pasiliekat. Aš tai visada. Valykas skystas kiaušinis. Man labai skana. Tai va, ant galą ar pasilikau. Ar pirmas skaniausia jūsų valgat? Parašykit komentarų, kaip valgat. Paskutinis kąsnis tobulo. Ką, tvarkausi po truputį ir namo. O, mankštos nebuvo labai, tai va mankštelė. Nu ko, padaboja lik pačią galą. Pakomentuojam, kas patika, kas nepatika. Komentarai, laikai, peržiūras man padeda daug. Prenumeruokit, jeigu dar to nepadarėt. Juk tai nieko nekainuoja. Iki kitų kartų. Ai, beje, laukit projektėlę. Pavadinimu bus greičiausia svajonė. Bus įdomu. Man buvo įdomu. A kaip jum? Pažiūrėkit. Iki.